Nuiminėjau lentelis, po truputėlį nuseinas, visai geras sekas. Parsivežiau stalažus, pasistačiau, kad turėčiau ką pasilėpti. Veino lentą ten sugadinau, nes šį paskavęs vis tiek šlaitukų stogėlis, tai viskas gražiai susijungs. Gal ateity ir parodysiu, kaip sujungsiu tas lentas toliau. O po kol kas turiu planą nusiardyti visas dailylėns, gražiai kažkur susidėti, susirūšiauti ir galės pabiškai pradėti ruoštis karkasą rinkimo. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down. Okidoki, turėjome skamveitelį. Va, vyručiai, nieko nebenufilmavau, 2 dienas be kameras. Pirmą dieną pradėjau darbuotis, išsikroju batareiką, nebuvau pasiėmis batarkių. Tai žodžiu, palikau nieko nefilmavęs, pradėjau tik ardyti ton seiną, įžiūriu, kad viskas jau, mun kamer pim, sako. Antrų dieną žiauriai vėjaut, tas ir vakar buvo. Antrą dieną buvo žiauriai vėjaut, zūbus kaut nupūti, lyn, šlapdriba, sning, nesupras, kas daros. Nu ir kaip ten sako, 3 kartas nemeluoja, Valentinas išsitraukė kamerštą, užsikrovė medieną ir važiuoja į projektuką atgal biškį pasidarbau šiandien. Laukiau, kol atveš medieną, neatvežė, sakau, važiau, pats dar pasikrausiu, į nieką neblikstinko bevežti makaroniuką visokiai. Užsėmė žmonės, nespė deliverinti medieną turbūt. Nu va, grįžom. Šalt šiandien irgi, koks pavasaris, limelį, megstinis, keporių uždėt, man tai čia kosmos kažkoks ir. A jūs matote, varteliai yra. Reikia atsidaryti, man vartus, reikia įsistumti čia priekabą, nes neužilga bus peita, su priekaba špeitaut nevažiaus. Opa, nu kažkaip taip. Užtikus ant man čia vienam patiem nepabėgsi pakalnį. Išlaikysiam kaip nors. Važiuojam. Sauka nelengva. Pasikiškiam po ratais pagalį, o čia galim paspirti trinkelis. Apa. Tepštą, va. Padarysim, laikysias. Nu ir tai jau galėsim pražvelgti kontūriam. Čia pastatė, užsijungs krautys batareikas, žodžiu, ir pažiūrėsim, kas čia gero. Taks, tegul kraunas, tas uždarom, šitų nereikia. Nu ir keliaukiam, ne? O, sproga 2 dienas prie to karkasą, tai už vakar ir vakar. Ir susirinkau vienas pats, pakartosiu, pabrėšiu, vienas pats. Va tokį šitą karkasiuk. Čia grubiai yra kažkas 460 rodos, tepi yra 430, jeigu aš neklystu. Nei mažas, nei didelis. Mediena kalibrauta, 50 ant 150, nu ten be 2 mm. Tai va toks ir pagrindinis karkasus laikantys vis iš tokios medienos. O prie langų biškį sugudravau, kadangi reikės vis tiek storinti automatišką
visko nilauka, kad užlystų čia šitas, va, kabaigtus čionais. Arba, va, kaip čia, centimetriukas, dar polistirolis pralindęs yra į lauką. Tai aš noriu, kad vis karkas baigtus vamoną tep. Tai prie langų iš karto pasiėmiau 5 ant 25 vatuokį šitą medieną ir susiformavau langų angas iš karto iš tokios medienas, kad nebereikėtų papildomą apie longus storinti paskiau. Čia su makaronas veina, o antrą makaron dar čia, nu žodžiu, gaunas pūlė man tokie beški. Ir automatiška, kas gaunas geriau, kad longą, kas statys, gali traukti, kur tu nori, nu čia dabar. Visur ant turės keitą, tvirtą pagrindą, kur pasidėti, nekabės kažkur ant makaroniukų padėti ar panašiai. Čia į tarpus susistorins iš 50 ant 50 du sluoksnė. Viskas prisives gražiai va čia ir atsistos lygiai su mano ta kraštinį lentą. Analogiška ir čia taip pat visa situacija, vis longariems yra surinkts platesnis automatiška. Atrodo ganėtina gera. Pirms tik tokį variantą darau ir džiaugus iš tikrųjų, kad aš taip sugalvojau padaryti. Nes kiekvieną kartą vis kažkom bandom sugalvoti naujai, kažkom padaryti kitaip, protingiau, geriau. Gal ne vislai gaunas, bet bent jau mes eksperimentuojam ir kaip sako, biški keitinėjam tokius dalykus, katrus gali pakeisti, katrai nesudaro kažkokios didelės esmės, ten konstrukcija, kaip sako, kad nesugriūs, tai tikrai mes žinom, kad ten kažkokį šakalį dės kitokį ar kažkom prisoksi biški kitaip. Tai visa esmė čia buvo, kad sugalvojau iš karto longus išsinešti į lauką su platesniu karkasu, o paskiau tiesiog storinsės einas dar 2 kartus čia kryžminsės, pirmsės makarons gulste, mušės čia, paskiau čia statė užsidės, susikiš čia 2 sluoksnė vatos ir viskas užsibaigs lygiai, paskiau užsidės čia prišvėjinį plokštį. Va, tokie reikaliukai. Čia nepasižiūrėjau, kažkap tas viršutėnis gulekšnis biški siauresnis už to, kokį pos centimetrą, taip žiūriu pat gal, ne nuo tos pos nusipjoviau, paėmiau tokį, net kreipiau dėmesį, bet čia niek, čia dar rinksės perdingiams ir viskas pasitvarkys. Įstrižainį kol kas dar nesusudėjęs, dar tebėra laikinas įstrižainis visur atstatyt visi gulšiok, teik čia. Ten nebėra iš vis nusimėjau šalinką plongą rinkau, nes maišės, bet yra viskas pritvirtinta prie namo tos pagrindinis einas, tai anateptas eina niekur nesilingau nerealiai. Ir iš čia gal išsiimto įstrižainį, niekam jinai čia nereikalinga. Toliau paties lango konstruktyvas, tai ir padaryts va šitep. Čia ir dvigubint, aišku, tus varštukus čia nupjaustys, tas vinuts visoks pralindus, kur kas ir išlindi, anų nebebus. Bet faktas, kad čia yra dvigubs, viršau tas gulščias yra įfrezauts per centimetrą su viršu, teik čia, teik va čia šitas yra įlest citom. Tai neišsitrauks, susukta per galą, sušaudyta, prišaudyta viskas yra. Čia matys kiti daro kitaip. Čia stata dar papildom vein stoikį, tada tom prišauda, čia nieks nefrezau, niek. Čia tiesiog gaunas vein V3, viršau leikti 2 stoikis tik tas padėts. Nu, aš čia toj biški toj variantą iškombinavau ir aš manau, kad čia labai geras variantas iš tikrųjų. Ir taip pat turime ton pastiprinimą virš longo va čia. Čia nais 5-20, tai pastiprinėms dedas pilna čia kraštą per 5 cm yra prisukts per galą, dar išausiam vinių, iš viršaus mordose susoksi sušaudys, iš apačios yra prišaudyts irgi, tai žodžiu, beveik iš šono tik tą prišauti, o taip kybo visą stiprinėms ir manau irgi geras variantas, nieks niekur čia nedings. Neišsivakščios ir dėl to nesugrius bus saldainis. Čiut nepraėjau, vidinis kampas iš karto suformauts. Didžiausia problema būna su vidinės kampas, kai surinkiniai karkas, kai pasidara per mažus ir paskui nebeturi kuo prisokti, jokį makaroną ar pasiruošti karkasą, tai gipso vardai lylintėm. Tai aš iš karto, jeigu čia karkas ir 15, tai kampą dedu 5-20. Čia leikt 5 coma, tai dar prasistorinsiu čia irgi su 5 ir turės visur 10-10 tokį vidinį kampą.
Nu, tikus aprodžiau, ko nuveikiau per tas 2 dienas, neįkyriai žiūrėti. Aš suprantu, kad gal nėra pats įdomiausia tokie vaizdelė, kur monotoniška ten kažko nuroda, pasakoji žmonėm rek, kad bėgiotų kadrą kas 10-15 sekundžių, ko nebūtum nubodę veizėti. Čia toks gaunas 3 minutės, kaip sako, babas pasakų. Bet kartas reikia išklausyti ir tas babas pasakas, ne? O šiandien turėjom planą pasidaryti perdengim, kadangi darbą atvažiavau biškį vėliau, nes vis laukiau, kol paskambins, gal atveš medieną, bet žiūr, kad skambučiaus nėra. Galvoju, reikia važiuoti pačiam, susikrauti visko ir vežtis į objektą. Nieko čia nebus, nieko čia nelaukti, kaip sak, ilgai laukęs, dar palauksiu, bus paskiau tokia situacija. Tai susikroviau viskon ir atvažiavau darbautis. Na, net iki vėliau. Veina valandik vėliau, sakykime, taip. Tai veins pats darbūnus, galiu dirbti taip, kaip aš noriu. Galiu pavakaruoti, galiu dirbti biškį trumpiau, galiu dirbti ilgiau, kaip jau man patinka. Brka į šmokšalą, gryną. Nu, atidaug, kas čia jį. Opa. Atsiriškiam medieną. Nusipjausiam iš karto veino galą, čiaum priekabas. Ką nerektam nešiuot 10 tik prasistumdams, nusilygin veimpos ir iš karto nešus ten stataus. Oho, kad čia sunkiai nusipjuojama, ne? Opa. Aš nesuprantu, už kelių dienų bus gegužės, o dar naga šal dirbam, što šalt ir apsirengus, kaip žeimą aš taip dirbau. O dabar turėjom gegužį. Tokį kaip ir atram, kad turėčiau kap pasiguldyti lages, taigi dirbu vienas pats, ne? Ko aš čia? Aiškiai, gal žemę visi sukiam. Marš. Oi, kai gerai. Šakalys sutvarkytas. Atsinešiau perdengimo pirmąjį detalį. Matot, ką balansuon. Gyvenime svarbiausia yra balansas. Gal šanon. Nice. Biškį nepatogia. Būtų dar vien žmogus galėtų palaikyti ruletį, galėčiau susimarkirauti perdengimą fonta pačios. Bet dabar tenka šitaip. Gerai, kad tas kampučiai patogus brėži iš abiejų pusių ir turi iš karto lagis žingsnį. O čia darau 55,5 tarpą. Ir daug nenugribausiu iki pat, gal čia nedaug tirtų stoikių. Žodžiu, viskas bus lediškai. Taip, sumarkirauta, kur bus sunkiau prisikabinti iš gal, čia tur stalaž pasistatys, čia pasilips lengva prisikabins, o kur sunkiau bus, tai pasisukau iš apačios vatokištas. Laikinus laikiklius, kaip sak, pasidės lygią gražią pukštį, įveitekį bus pasak. Tai šilto darbelio. Gerai. Turėjom stogą virš galvos, ne? Dabar galėsi atsisisokti ir sumarkiruotas vietas
ir bus fantastika. Taks, turėjom susikabinti. Per galą 2 varžtuką 620. Dabar dėsiam vinių. Baigės dujas. Pasibaigė dujas. Va kaunčia nebešuoju montų vinių, nes nebebuvo gazolio normaliai. Jo, dakalsiam. Vsia. Tadam. Končiai turėjom, virš galvos, turėjom lubas jau susirinkę, ne? Biškį tiek paprakaituot vakar, pasistumdyti seinas. Reikėjo išsilyginti, jas kampą pastatyti gulšiukų stuviai, bet viduriukai nebuvo atlyginti, tai va, užsitraukiau šniuriukus visur aplinkau ratu. Čia turėtų matyti jods pakaištuks ir tie aplinko visur perimetrą buvo užtrauktas šniuriukas. Ir lygiu atstumu palei kaladuką reikėjo biškį išstumti, tai čia užsikiliavau, tie atsistūmiau tvarkingą. Čia per vidurioką B2 seins buvau įvedu puku x2 mm, tai atsipjoviau, 4 mm ilgesnį pagal įspaudžiau ir abėdvis gražias seins. Išvažiavo į lauką ir turėjom dabar viskon lygiai va pagal šitą šniuriuką išlyginti. Ar sudėtinga dirbti vienam? Nežinau, nelaba sudėtinga, tik tas. Tiek biš daugiau pagalvoti, nežinau, kad dar 2 rankų nepres, nepastumsi, nepalaikys. Tai tenk improvizauti dažnu atveju. Čia pasisokti kažkon, čia prisisokti, kojetų pasidėti, taip kaip ir neišimtis vakar dėjos tas kraštinis šitas lentas. Nu net ne lentas, čia gegnis vis jau 5-20. Tai ir galvoju, ką pašans išlaikys, pasidėjau kaladuks, prisisukau iš galų, pukšt, gražiai nusiledau. Čia tų šonus kadėjau, tai priseinas įsisukau porą varštų, pasidėjau čia prisilaikiau, vėlum kaladok prisisokis. Žodžiu, biškai atsiron tokių papildomų darbelių, bet visumo viskas nebloga. Tai va, bičiulė, žodžiu, tokelis. Šiandien plans yra, reik susimakaroninti sienas. Prasistorinti, reik čia dabaigti, prisisokti ton, susidėti dar va čia, kur pažymėtas veitas, pamt, tokius nedidelius kaladukus ir peršaudyti perdengimą, aišku, va, ir nedabaig šaudyti, tik suvarštas ir viskas sukabinta. Tai žodžiu, prišaudo perdengimą, susimakaroninu, plans ir toks. O kiek pavyks padaryti, neįsivaizduoju. Bus matyti, labai daug nesistruošėjų ir kaip sakė, pubiški krapštaus judu, o rezultatą matysim vakare. Gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time.
question, you're the answer. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Va, jau gražu, grotos pasidarė. Šiandien prie stogo jaučiu neįsiu. Šią prito nedarbo diena, tarptautinė. Tai aš galvoju, šiandien lengviatė pajudės irgi susimakaronint seins, apsitvarkauda. Va, ir toliau plans yra. Tai jo apčiugausias. Nebus bišk per trumpą nusipjovis to. Nu jo žalti. Biškutį trūks kokių 2-3 milų čia pralenda tas. Aha. Va, kokie 2-3 mila. Biški per trumpai vakar nupjoviau. Per pjūklą. Ne iš tos pojus pjūklą matydėjau. Taikite trūkštas, va. Kaip bus. Kaip bus. Žiūrėkite toliau ir pamatysite. Kažkon sugimdysim vis tai, ką ne? Norit paklausti, žmonės, ar man neliūdna vienam? Liūdna biški vienam, dėl to turų radiją išsitrauks, katros anksčiau netraukdavau. Bet iš kitos pusės, kai radiją išsitrauki, nebegali filmauti normaliai, nes tą muzikytį paskiau dėdau turins teisę. Tai net nežinau, kuris čia variantas geriau, ar liūdėti be muzikas, ar liūdėti su muzika. Šiaip darbo progresas pats visai neblogs, viskas gerai sekas. Tik tas tiesiog, kad yra įprotis. Yra įprotis dirbti ne vienam, kad ir, sakykime, kad atvažiuoji į darbą ir atrodo dirbi ir daug nesišneki, bet vis tai kažkas aplinkau tavim slumpinė. Biški kitaip, čia rektum gal kokį Juliaus arba Žydrūną labiau paklausti, ką paniai yra pripratę darbautis veini patys. Ar jiem neliūdna ir nesaniai vis laik vein patys dirb. O aš čia biški veins padirbs, paskiau vėl nebe veins dirbs, tai man kažkap Nėte baisiai iš tikrųjų. Truputėlį pakentėsiu mėnesiuką kokį. Ir vse. Gerai, pasidarom čia gulščioką. Ledų krūvą. Pasidarom čia gulščiuką. Prisidėkiam makaroniuką. Čia reik nupjauti. Va. Bet va tiek, neskubėdams atsargia po biškutėlį varau. Čiurkšt, purkšt, pliurkšt, šitą makarons po makaroną. Taip, statom prie brūkšniukų. O, taip šitas. Voplia, dar viens etaps pabaigts. Kon, čiumpam turbūt šautuvą ir prisišaudom tus makarons iš karto, kad nepalikti. Paskui bus labai daug šaudim, nebepaslinks visko šaudyti. O, nu gražu, man patinka. Ok, pasiruoškiam ginklą. Reikia paskutinis man dujų baliūnėlis, tai nežinau, ką bus. Reiks varyti, kas nusipirkti dujų. O dabar varom, papleškinsiam. Bam, 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 bam. Nu ir taip toliau. Pradžia gera.
to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful when you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring me out. Nu, kaip aš sakau, ten kur varžts, vienas niekad nepamaišys. O dabar pasidarysiu biškį trumpą kavos pertraukėlį, nes vis šią savaitę aš apdirbu, vienas pats aš nežiūriu, kad aš nebesustoju dirbti, aš rūkyti nebrukau, hebras nebė, kas biškį pristabdytom dar, tai aš tik varau, be perstoju vienas pats. Tai žodžiu, varau pasiimsiu atsigerti kavos ir grįšiu dirbti toliau. Neuželga, kaip tik tas peita, atsigers kavelis, papeitausiu, žodžiu, bus fantastika. Klausimas iš klausimų, katron nolydį pasirinkti. Vau, čia įsivėliau, dilema. Ir netur su ko pasitarti. Užsipjoviau čia vieną gegnį. Tipo, nu šitaip. Bet atsistojus iš toli žiūrint, norėtus kabiškana keltus aukščiau, kad būtum kapta šitas. Ir dabar labai dvejoju, ką protinga padaryti, kad neprisidaryti savo reikalų. Viskas būt kaip ir dzin. Problema yra va tenais prie lango. Gal reik nuėti, ten parodys, kaip ten viskas atrodo. Konstruktyvo surinkimo subtilybės. Va, žodžiu, šitai plans buvo, kad mušti gegnis va šitai pitom, kad čia sėtam gražiai tai kampuką visi. Tada susisloksniau sumuštinis makaroną, grebėstą, žodžiu, ir dangą. Ir atsistoju į šitą vietą panašią. Tada čia gražiai parens kardos lankstinys, va, čia supjaunu, gražiai po kampukų palongis pakišu ir tiek žinių. Kaip sako, turiu biškitos mėsos apsidraudimu, kad viskas gražiai susiskardins ir atrodys labai puikiai ir neprabėgsi, nepralašės nikumet. Arba yra opcija va tuokištas, kad atrodytų gražiau stogą nuo lyds, kelu gegnį čia ant viršaus. Čia va gegnis virš tada būtų, tada susluksniuoju 2 su posi, 3 su posi, stogą dangą ir atsistoju šitoj vietoj jau, va čia. Tai štoč, lygiai palongis tom kantok parem. Ir tada nežinau, kaip čia paresta prieglauda pagal seiną ir kaip ten padaryti. Ar tiesiog paimti užversti skardą tenum palongis į te palikti. Net neįsivaizduom, kaip estetiška gražiau, kaip geriau, į ką paprasčiau. Žodžiu, įkliuvau. Ir nėra su ko protingesnį pasitarti, nes esi vienas pats kaip bibelis. Va taip.
Ok, tai vis dėlto padariau aukščiau, kad būtų biškį gegnis ir didesnis nuolydis. Atrodo visai nebloga. Nusipjaustys dar čia gegnių gala. Pasimatos maždaug, kiek reikia pasidaryti, kad būtų estetiškai neblogai. Tai va, kai buvau žemiau, tas tugilis toks labai jau priplėpis atrodė. Ne visiškai neestetiška. Nu, dabar jau maksimaliai kiekiai tiek išspaudžiau. Norėjai 2 šlaitis tugilį ir 2 šlaitis tugilis padaryti maksimum, kiek galiu. Gal ir buvo dar viena opcija daryti biškį ant statesnį. Turiu omeny, kad tada reikėjo gal, tai jau parodysiu, aš jums biškį atsiprašau. Reikėjo gal nedėti tuo, tada leisti gegnių ant to perimetrą, bet čia labai užsileid tada ant longo viskas ir nei apvadą normaliai uždėti, nei pakalėjimą ir šveisą labai už tuo į vidų. Tai žodžiu, yra taip kaip yra. Daugiau nelaba kažkur čia ir įspausiu. Tai pasidariau 3 gegnis, veina 2, šablonus goltin, ta susipjaustys ant išmetimą jau, kaip sakė, intarps viso iki suės. Ir vse, svarbu planas jau yra nuimti sunkioji dalis, kaip sakė, padaryti. Reikia svarbiausia sugalvoti, prisimatauti, prisitaikyti, o paskui jau susipjauti ir sudėti veins malonoms paleikti. Va, ir turbūt to veito įbaigsiu Veston epizodą, aš manau. Užteks šiam kartu tų karkasų, užteks tų stogų pradmenų, kaip saka. Ir susimatysim sekančiuose epizoduose turbūt. Iki. Pats savas turiuku žiūriu. Žiūriu. Kas peržiūrėjo, kiek širdučių va. Evaldas Pareigis, širdutė. Man nar, širdutė irgi va. Kiek liuksiokų šitas visko. Kažin. Aikil paskutinis turiuk. Neikil da. Da tebekel. Все, važiuoju. Iki.